2014 m. kovo 8 d. įvyko kažkas, kas iki šiol glumina visą pasaulį. Modernus keleivinis lėktuvas pakilo iš Kvala Lumpūro ir turėjo nusileisti Pekine. Tai buvo paprastas naktinis skrydis, kuriame buvo 239 žmonės – keleiviai, šeimos, įgula. Tačiau praėjus mažiau nei valandai po pakilimo, lėktuvas staiga dingo. Pilotai nepasiuntė jokių pagalbos signalų, nebuvo jokio paaiškinimo, kas nutiko. Tiesiog tyla. Radarai užfiksavo kažką keisto. Lėktuvas staiga pakeitė kryptį ir nuskrido visai ne ten, kur turėjo. Per ateinančius metus prasidėjo didžiausios paieškos operacijos aviacijos istorijoje. Buvo išžvalgyta šimtai tūkstančių kvadratinių kilometrų vandenyno, išleista $100 milijonų. Ir vis dėlto, lėktuvo dingimo priežastis nenustatyta. Kas nutiko šiam skrydžiui? Ar tai buvo katastrofa, tyčinis veiksmas, o gal kažkas dar paslaptingesnio? Tai istorija apie vieną didžiausių šiuolaikinės aviacijos mįslių – Malaizijos oro linijų skrydį MH370. 2014 m. kovo 8 naktis. Kvala Lumpūro tarptautiniame oro uoste buvo visiškai įprasta. Terminale keleiviai laukė savo skrydžių, oro uosto darbuotojai atliko rutininės patikras, o lėktuvai vienas po kito įprastai kilo į naktinį dangų. Tarp jų buvo ir Malaizijos oro linijų skrydis MH370, turėjęs skristi į Pekiną. Tai buvo įprastinis naktinis maršrutas tarp dviejų Azijos miestų, kelionė, kuri įprastai trunka apie 6 valandas. Šiam skrydžiui buvo paskirtas Boeing 777, vienas moderniausių ir patikimiausių tolimojo nuotolio keleivinių lėktuvų pasaulyje. Tokie lėktuvai sukurti skristi 1000 kilometrų ir laikomi vienais saugiausių komercinėje aviacijoje. Ta naktį lėktuve buvo 239 žmonės, 227 keleiviai ir 12 įgulos narių. Didžioji dalis keleivių buvo Kinijos ir Malaizijos piliečiai. Keleiviams įsitaisus savo vietose, įgula atliko standartinės saugumo procedūras. Kaip ir kiekviename komercinėme skrydyje, prieš pakilimą buvo patikrintos visos sistemos, navigacijos įranga ir ryšio kanalai su eismo dispečeriais. Pilotai dar kartą peržvelgė suplanuotą maršrutą, įvertino oro sąlygas, visa tai buvo įprasta rutina, procedūros, kurios aviacijoje naudojamos siekiant užtikrinti, kad kiekvienas skrydis būtų kuo saugesnis. Skrydį vykdė 2 patyrę pilotai, kurie buvo kvalifikuoti ilgojo nuotolio skrydžiams. Vyresnysis pilotas turėjo daugiau nei 18 000 skrydžio valandų patirties. Pastarasis piloto karjerą pradėjo 1980-aisiais, bei palaipsniui tapo kapitonu. Tokiuose lėktuvuose kaip Boeing 737, Airbus A330 ir galiausiai Boeing 777. Be to jis buvo patyręs instruktorius, mokęs ir kitus pilotus. Jaunesnysis pilotas turėjo apie 2700 skrydžio valandų patirties. Jis savo karjerą pradėjo 2007 metais ir po kelių metų tapo pirmuoju pilotu komerciniuose lėktuvuose. Iki MH370 skrydžio jis buvo bepabaigęs kapitono mokymus ir šis skrydis turėjo būti jo paskutinis mokomasis skrydis prieš oficialų egzaminą. Abu pilotai buvo įpratę prie ilgų tarptautinių naktinių skrydžių ir visiškai kvalifikuoti valdyti Boeing 777, o šis maršrutas jiems buvo rutina. 2014 m. kovo 8 d. 41 minutė po vidurnakčio vietos laiku, lėktuvas pakilo iš Kvala Lumpūro tarptautinio oro uosto ir pradėjo kelionę Pekino link. Pirmoji skrydžio dalis vyko visiškai pagal planą. Lėktuvas kilo į numatytą aukštį ir skrido šiaurės rytų kryptimi, virš pietų Kinijos jūros. Ryšys su eismo dispečeriais buvo stabilus, o visi skrydžio duomenys rodė, kad situacija yra visiškai normali. Ta akimirka dar niekas nežinojo, kad šis skrydis netrukus taps viena didžiausia ir paslaptingiausia aviacijos mįslių istorijoje. Praėjus maždaug 40 minučių po pakilimo, skrydis MH370 artėjo prie Malaizijos ir Vietnamo oro erdvės ribos. Tokiose vietose lėktuvai įprastai yra perduodami iš vienos oro eismo kontrolės tarnybos kitai. 1:19 minučių vietos laiku kapitonas susisiekė su Kvala Lumpūro eismo dispečeriais paskutinį kartą. Ištarta paskutinė frazė buvo trumpa ir visiškai įprasta. Labanakt Malaizija 370. Po šio atsisveikinimo lėktuvą turėjo perimti Vietnamo eismo kontrolę.
tačiau Vietnamo dispečeriams su lėktuvu susisiekti nepavyko. Praėjus porai minučių po paskutinio kontakto su dispečeriu, iš radaro dingo lėktuvo signalas. Iš pradžių tai neatrodė kaip kritinė situacija, kadangi lėktuvo ryšys kartais trumpam gali nutrūkti dėl techninių trikdžių ar dėl to, kad orlaivis jau yra perduotas kitai kontrolės zonai. Tačiau nors civiliniai radarai nebegavo lėktuvo signalo, kariniai radarai vis dar galėjo aptikti patį orlaivį. Skirtingai nei civilinės sistemos, kariniai radarai gali matyti lėktuvą net ir tada, kai jis nebeperduoda signalo. Be to, taip pat nebuvo jokių pavojingų meteorologinių reiškinių, oro sąlygos tuo metu buvo stabilios ir neturėjo kelti grėsmės skrydžiui. Tačiau būtent karinių radarų duomenys atskleidė kai ką neįtikėtino. Užuot tęsęs skrydį planuotą kryptimi iš šiaurės į rytus, Pekino link, lėktuvas staiga pakeitė kursą. Jis atliko staigų posūkį į kairę ir pradėjo skristi Malaizijos kryptimi. Tai nebuvo nedidelė trajektorijos korekcija, kokios kartais pasitaiko skrydžio metu dėl oro eismo ar dėl oro sąlygų. Tai buvo ryškus krypties pasikeitimas, visiškai nesutampantis su suplanuotu maršrutu. Dar labiau glumino tai, kad iš lėktuvo tuo metu nebuvo jokio ryšio. Pilotai nepranešė apie jokius techninius gedimus, neprašė pagalbos ir neatsakė į bandymus su jais susisiekti. Įprastai, net ir nedidelių problemų atveju, pilotai informuoja oro eismo dispečerius apie situaciją, tačiau šiuo atveju iš kabinos nebuvo gauta jokios informacijos. Nepaisant to, kariniai radarai rodė, jog lėktuvas toliau skrenda stabiliai, naująja kryptimi. Tai reiškia laikėsi aukščio ir naujosios krypties. Ir būtent nuo šio momento skrydis MH370 pradėjo virsti viena didžiausių aviacijos paslapčių istorijoje. Po staigaus posūkio orlaivis perskrido Malaizijos pusiasalį pietvakarių kryptimi. Praėjus 15 minučių, lėktuvas atliko kitą manevrą, pasuko iš šiaurės vakarus, virš Malako sąsiaurio. Kariniai radarai fiksavo tikslų jo judėjimą. Buvo matoma, kad posūkis buvo sąmoningas ir kruopščiai atliktas. Orlaivis tęsė skrydį naująją trajektoriją, visiškai nesuderinama su planuotu maršrutu į Pekiną. Kariniai radarai lėktuvą galėjo aptikti dar maždaug valandą. Kai kurios kaimyninės šalys, turinčios radarų sistemų aprėptį, taip pat galėjo fiksuoti orlaivio judėjimą. Tačiau informacija buvo fragmentiška. Indonezijos, Tailando ir Vietnamo radarai fiksavo trajektorijos pokyčius, tačiau signalai nebuvo pastovūs. Tačiau išsiaiškinti tikslų lėktuvo judėjimą tuo metu buvo sudėtinga ir dėl kitos priežasties. Dalis radarų duomenų priklausė kariuomeniai, o tokia informacija dažnai laikoma jautria. Valstybės nenoriai viešina savo radarų sistemų galimybes, todėl pirmosiomis valandomis po dingimo daugelis duomenų buvo skelbiami labai atsargiai arba visai neatskleisti. Kai kurios regiono šalys patvirtino, kad jų radarai galėjo fiksuoti neidentifikuotą orlaivį. Tailando kariniai radarai aptiko signalą, kuris galėjo priklausyti MH370. Tačiau nebuvo aišku, kada tiksliai įvyko paskutinis kontaktas, kadangi signalas neturėjo identifikavimo duomenų. Vietnamo pareigūnai taip pat teigė pastebėję, kad lėktuvas pakeitė kryptį ir pasuko atgal į vakarus. Apie šį pastebėjimą Vietnamo institucijos tą pačią dieną informavo Malaizijos valdžią. Dėl šių priežasčių pirmosiomis valandomis po incidento turima informacija apie tikrąją lėktuvo trajektoriją buvo nepilna ir kartais prieštaringa. Tik vėliau, surinkus skirtingų šalių radarų duomenis, pamažu pradėjo aiškėti tikrasis MH370 skrydžio kelias virš Malaizijos pusiasalio ir Malako sąsiaurio. Maždaug 7:20 min, kai lėktuvas turėjo nusileisti Pekine, buvo suvokta, kad lėktuvas nustatytų laiku neatvyks. Ir būtent tada prasidėjo pirmosios paieškos operacijos. Iš pradžių jos buvo sutelktos pietų Kinijos jūroje, vietoje, kur buvo užfiksuotas paskutinis civilinių radarų signalas. Gelbėjimo tarnybos ieškojo bet kokių katastrofos ženklų, nuolaužų, galimų išgyvenusiųjų ar naftos dėmių vandens paviršiuje. Buvo sunku patikėti, kad modernus keleivinis lėktuvas galėjo tiesiog dingti, be jokių aiškių pėdsakų. Praėjus kuriam laikui po pirminių paieškų, tyrėjai aptiko svarbią užuominą. Nors radarai galiausiai prarado lėktuvo pėdsakus, MH370 dar kurį laiką palaikė ryšį. Orlaivyje veikianti palydovinio ryšio sistema, naudojama techninės priežiūros duomenų perdavimui, dar kurį laiką palaikė ryšį su palydovu. Tačiau tyrėjų atskleista informacija buvo šokiruojanti. Ji parodė, kad lėktuvas nesudužo ten, kur buvo paskutinį kartą aptiktas.
Praėjus daugiau nei valandai po paskutinio radarų kontakto, apie 2 valandą 25 minutės Malaizijos laiku, palydovinė sistema vėl prisijungė prie ryšio tinklo. Tai įvyko, kai lėktuvas jau buvo toli nutolęs nuo savo maršruto. Palydovinio ryšio tinklas užfiksavo vadinamąjį prisijungimo signalą, tarsi trumpą pranešimą, kad orlaivio ryšio sistema vėl aktyvi. Po to lėktuvas dar kelias valandas reguliariai keitėsi automatiniais signalais su palydovu. Šie signalai neperdavė tikslios lėktuvo vietos, tačiau suteikė tyrėjams svarbių užuominų apie jo judėjimą. Analizuodami laiką, per kurį signalas nukeliavo tarp lėktuvo ir ryšio palydovo, specialistai galėjo apskaičiuoti, kokiu apytiksliu atstumu nuo palydovo tuo metu buvo orlaivis. Tai buvo svarbu todėl, kad pagal šį atstumą žemėlapyje galima nustatyti liniją, vadinamąjį palydovinį lanką, kuriame tuo metu galėjo būti lėktuvas. Išanalizavus kelis iš eilės gautus signalus, tyrėjai galėjo sudaryti galimų skrydžio trajektorijų seką. Paaiškėjo, kad lėktuvas galėjo skristi viena iš 2 krypčių – į šiaurę, Centrinės Azijos link arba į pietus, virš Indijos vandenyno. Atlikus išsamesnius tyrimus, buvo patvirtinta, kad lėktuvas sudužo kažkur Indijos vandenyno pietuose. Tai reiškia, kad po paskutinio karinio radaro aptikto signalo, lėktuvas dar skrido 1000 km pietų kryptimi. Paskutinį kartą sistema su palydovu susisiekė 8:19 min. Ryte. Tai buvo paskutinis užfiksuotas MH370 signalas. Po šio momento lėktuvas daugiau niekada nebepasiuntė jokių duomenų. Tyrėjai mano, kad netrukus po paskutinio signalo orlaivis jau buvo beveik išnaudojęs degalus. Labiausiai tikėtina, kad skrydis baigėsi kažkur atokioje, pietinėje Indijos vandenyno dalyje. Tačiau net ir po daugelį metų trukusių paieškų, tiksli katastrofos vieta vis dar lieka nežinoma. Dėl šios priežasties paieškos buvo perkeltos į pietinę Indijos vandenyno dalį, netoli Australijos vakarinės pakrantės. Tai viena atokiausių ir mažiausiai ištirtų pasaulio vietų, pasižyminti itin sudėtingomis sąlygomis, didžiuliais gyliais, siekiančiais net iki 6 km, stipriomis povandeninėmis srovėmis ir dažnais audringais orais. Šiuose paieškose dalyvavo daugybė šalių, tarp jų Australija, Malaizija, Kinija ir Jungtinės Amerikos valstijos, o operacijoms buvo pasitelktos pažangiausios tuo metu prieinamos technologijos. Jūros dugnas buvo sistemingai skenuojamas naudojant sonarų sistemas, galinčias detaliai atvaizduoti reljefą, net didelėme gylyje. Taip pat buvo naudojami autonominiai povandeniniai aparatai, galintys savarankiškai tyrinėti sunkiai pasiekiamas zonas. Be to, buvo bandoma aptikti juodųjų dėžių siunčiamus signalus, naudojant specialius jutiklius. 2015-2017 metais vyko intensyviausia paieškų fazė, kurios metu buvo ištirta daugiau nei 120 000 kvadratinių kilometrų vandenyno dugno teritorija. Nepaisant milžiniškų pastangų ir investicijų, pagrindinių lėktuvo nuolaužų taip ir nepavyko rasti. Vis dėlto, tam tikrų įrodymų atsirado. Indijos vandenyno pakrantėse ir salose buvo aptiktos atskiros lėktuvo dalys. Pirmasis reikšmingas radinys buvo sparno dalis, rasta šalia Madagaskaro. Tyrimo metu buvo patvirtinta, kad ta dalis priklausė Boeing 777 lėktuvui. Tai leido patvirtinti, kad lėktuvas iš tikrųjų nukrito Indijos vandenyne. Vėliau panašus fragmentai buvo aptikti ir Mozambiko, Tanzanijos bei kitų regionų pakrantėse. Iš 27 tyrimo metu rastų nuolaužų, ekspertai patvirtino, kad bent 3 iš jų priklauso dingusiam lėktuvui. 2018 metais paieškos buvo atnaujintos privačios JAV jūrinių tyrimų kompanijos Ocean Infinity, kuri veikia pagal vadinamąjį mokestis tik už sėkmę principą. Atlygis būtų mokamas tik tuo atveju, jeigu būtų surasta lėktuvo dingimo vieta. Tai buvo pirmas kartas, kai tokio masto dingusio lėktuvo paieška buvo patikėta privačiai bendrovei. Šiai misijai buvo pasitelktas specializuotas tyrimų laivas kartu su grupė savarankiškai veikiančių povandeninių robotų, skirtų giliavandenio vietovių tyrimui. Šie įrenginiai galėjo savarankiškai leistis į kelių kilometrų gylį ir sistemingai skenuoti jūros dugną, naudodami aukštos raiškos sonarus, skirtingai nei ankstesnėse paieškose, kuriuose daug kas priklausė nuo įrenginių ir lėtesnių metodų. Šį kartą buvo galima vienu metu tirti kelias zonas ir greitai apdoroti surinktus duomenis. Paieškos buvo nukreiptos į pietinę Indijos vandenyno dalį, remintis naujais skaičiavimais, kurie derino
palydovinių signalų analizę, vandenyno srovių modelius ir netgi rastų nuolaužų išmetimo vietas Afrikos pakrantėse. Buvo tikimasi, kad šie patobulinti modeliai leis tiksliau nustatyti galutinę lėktuvo trajektoriją. Per kelis mėnesius buvo ištirta 10 000 kvadratinių kilometrų jūros dugno teritorija, pasižyminti itin sudėtingų reljefų, gilios įdubos, povandeniniai kalnagūbriai ir stiprios srovės smarkiai apsunkino darbą. Nepaisant to, autonominiai aparatai dirba beveik be pertraukų, o surinkti duomenys buvo analizuojami realiu laiku. Tačiau nepaisant visų technologinių galimybių ir milžiniškų pastangų, jokių aiškių MH370 pėdsakų aptikti nepavyko. Nebuvo rasta nei pagrindinių dalių, nei skrydžio registratorių signalų. 2018 m. viduryje operacija buvo nutraukta, taip ir nepasiekus pagrindinio tikslo. Vis dėlto, tai nebuvo galutinis paieškų etapas. Ocean Infinity ir toliau analizavo sukauptus duomenis, bei teikė naujus pasiūlymus atnaujinti misiją. Tobulėjant dirbtinio intelekto metodams ir duomenų analizei, atsirado galimybė dar tiksliau analizuoti galimą lėktuvo maršrutą po paskutinio palydovo signalo. 2025 ir 2026 metais kompanija vėl inicijavo diskusijas dėl naujos MH370 skrydžio paieškų fazės. Buvo svarstamos anksčiau netirtos zonos, paremtos alternatyviomis trajektorijų interpretacijomis, įskaitant scenarijus, kuriuose lėktuvas galėjo nukrypti nuo anksčiau manytų krypčių. Planuota naudoti dar pažangesnius autonominius povandeninius aparatus, galinčius ilgiau ir giliau veikti, bei dar tiksliau tirti jūros dugną, siekiant identifikuoti net menkiausias nuolaužų dalis. Šios naujos paieškos fazės taip pat atspindi technologijų pažangą ir mokslinę ambiciją. Nauji įrenginiai leidžia tiksliau analizuoti didžiules, sunkiai pasiekiamas vandenyno zonas, kuriuose ankstesnės paieškos nebuvo sėkmingos. Nepaisant to, net ir su moderniausia įranga, jūrinė aplinka, giliavandenės srovės ir didelis plotas kelia didžiulius iššūkius tyrimams. Nors šios iniciatyvos rodo, kad technologijos ir ryžtas rasti atsakymus niekur nedingo, MH370 likimas iki šiol išlieka viena didžiausių neišspręstų aviacijos paslapčių. Net ir praėjus daugiau nei 10 metų, vandenynas vis dar slepia atsakymus į klausimus, kas iš tikrųjų nutiko skrydžiui, primindamas, kokie sudėtingi ir nenuspėjami gali būti aviacijos incidentai, bei žmogaus ir technologijų ribotumai ekstremaliose situacijose. Skrydis MH370 iki šiol išlieka viena didžiausių aviacijos paslapčių pasaulyje. Nepaisant ilgų paieškų ir rastų nuolaužų Indijos vandenyne, tikroji tragedijos priežastis taip ir nebuvo nustatyta. Per daugelį metų atsirado kelios pagrindinės teorijos, kuriomis bandoma paaiškinti, kas galėjo nutikti šiam lėktuvui. Piloto teorija. Ši teorija dažniausiai laikoma viena realistiškiausių. Ji teigia, kad vienas iš pilotų sąmoningai perėmė lėktuvo kontrolę ir tyčia nukreipė jį nuo planuoto maršruto. Svarbus momentas yra tai, kad ryšys su oro eismo kontrole nutrūko ne staiga dėl vieno įvykio, o palaipsniui. Pirmiausia buvo išjungta automatinio duomenų perdavimo sistema, vėliau dingo radaro signalas. Tai rodo ne techninį gedimą, o kryptingus veiksmus. Be to, lėktuvas atliko sudėtingą posūkį ir skrido per kelias oro erdvės zonas, vengdamas tankiai stebimų regionų. Toks maršrutas reikalautų ne tik techninių žinių, bet ir gero regiono oro erdvės išmanymo. Todėl daugelis analitikų mano, kad tai galėjo atlikti tik patyręs pilotas. Papildomai svarbu tai, kad po pirminio kurso pasikeitimo lėktuvas ilgą laiką skrido stabiliai. Palydoviniai duomenys rodo, kad jis išlaikė pastovų aukštį ir kryptį, kas leidžia daryti prielaidą, jog skrydis buvo sąmoningai kontroliuojamas arba bent tiksliai užprogramuotas autopilotų. Tai dar labiau sustiprina mintį, kad įvykiai nebuvo atsitiktiniai. Vis dėlto, ši teorija turi silpną vietą – motyvo trūkumą. Nors buvo nagrinėjimas piloto asmeninis gyvenimas, nebuvo rasta jokių aiškių įrodymų, kad jie būtų planavę tokį veiksmą ar turėję priežasčių tai atlikti. Dėl to, ši versija lieka viena iš labiausiai tikėtinų pagal techninius duomenis, tačiau vis dar nėra galutinai įrodyta. Keleivinis užgrobimas. Ši teorija teigia,
kad lėktuvas galėjo būti užgrobtas ne pilotų, o kažkurio iš keleivių. Tokie atvejai aviacijos istorijoje nėra nauji, todėl ši versija laikoma realistiškai įmanoma. Pagal šią hipotezę, užgrobėjas turėjo patekti į pilotų kabiną ir perimti lėktuvo kontrolę. Tai galėjo įvykdyti pasinaudojęs momentu, kai kabinos durys buvo atidarytos arba kitais būdais. Perėmęs valdymą, jis galėjo išjungti ryšio sistemas ir nukreipti lėktuvą nuo kurso. Tačiau jokie konkretūs įrodymai, kad kažkas iš jų būtų susijęs su dingimu, taip pat nebuvo rasti. Didžiausia šios teorijos problema yra tai, kad moderniuose lėktuvuose pilotų kabinos yra stipriai apsaugotos. Dėl to ši versija laikoma įmanoma, tačiau mažiau tikėtina nei teorijos susijusios su pačių pilotų veiksmais. Gaisras ar sprogimas lėktuve. Techninė katastrofa yra viena racionaliausių alternatyvų. Pagal šią teoriją lėktuve galėjo kilti gaisras, pavyzdžiui, elektronikos skyriuje, arba įvykti staigus slėgio kritimas. Tokiu atveju įgula būtų turėjusi labai ribotą laiką reaguoti. Jei gaisro metu būtų išsiskyrę dūmai arba būtų pažeista deguonės sistema, pilotai ir keleiviai galėjo prarasti sąmonę. Lėktuvas tokiu atveju būtų likęs autopiloto režime ir toliau skridęs pagal paskutinį nustatytą kursą. Tai paaiškintų, kodėl po ryšio praradimo orlaivis dar kelias valandas siuntė palydovinius signalus. Papildomai, svarbu tai, kad tokios situacijos gali vystytis labai greitai. Pavyzdžiui, jeigu įvyksta staigus slėgio kritimas dideliame aukštyje, žmonės gali prarasti sąmonę per kelias minutes ar net sekundes, jei laiku nenaudojamos deguonės kaukės. Panašiai ir gaisro atveju. Dūmai kabinoje gali labai greitai sumažinti matomumą, apsunkinti bet kokius bandymus valdyti situaciją. Istorijoje yra buvę panašių atvejų, kai orlaiviai skrido be sąmoningos įgulos, šimtus ar net tūkstančius kilometrų. Tokie vadinamieji vaiduoklių skrydžiai rodo, kad techniškai įmanoma, jog lėktuvas ilgą laiką išliktų ore be aktyvios žmogaus kontrolės. Tokiu scenarijumi MH370 galėjo tiesiog skristi, kol baigėsi degalai, ir galiausiai nukristi į atokią vandenyno vietą. Vis dėlto, ši teorija nepaaiškina vieno svarbaus fakto, kodėl lėktuvas prieš tai pakeitė kursą taip tiksliai ir kryptingai. Skrydis kito lėktuvo šešėlyje. Tai viena labiausiai intriguojančių ir tuo pačiu kontroversiškų teorijų. Ji teigia, kad MH370 galėjo skristi labai arti kito orlaivio, taip sumažindamas radaro atspindį ir tapdamas sunkiau aptinkamu. Tokio tipo skrydis kartais vadinamas radaro maskavimu. Teoriškai, jei du lėktuvai skrenda labai arti vienas kito, radarai gali juos matyti kaip vieną. Šios teorijos šalininkai mano, kad tai galėjo būti suplanuota operacija, galbūt susijusi su užgrobimu ar kitais slaptais tikslais. Pagal šį scenarijų MH370 galėjo prisijungti prie kito lėktuvo maršruto ir kurį laiką skristi nepastebėtas, kol vėliau pakeitė kryptį. Kai kurie net spėja, kad tai galėjo būti iš anksto suderinta su kitu orlaiviu. Tačiau praktikoje toks manevras būtų itin sudėtingas. Komerciniai lėktuvai skrenda dideliais greičiais ir laikosi griežtų atstumų vienas nuo kito, kad būtų išvengta susidūrimų. Skristi vos kelių dešimčių metrų atstumu reikštų milžinišką riziką, ypač nakties metu. Be to, reiktų ne tik idealaus pilotavimo tikslumo, bet ir antro lėktuvo įgulos bendradarbiavimo. Taip pat nėra jokių radaro ar skrydžių duomenų, kurie patvirtintų, kad tuo metu netoliese skrido kitas, panašus orlaivis. Kibernetinis užgrobimas. Ši teorija atsirado jau skaitmeniniame amžiuje ir remiasi prielaida, kad modernūs lėktuvai gali būti pažeidžiami kibernetinių atakų. Pagal šią versiją kažkas galėjo nuotoliniu būdu perimti lėktuvo valdymą, modifikuoti jo sistemas arba pakeisti maršrutą be pilotų žinios. Šalininkai pabrėžė, kad šiuolaikiniai orlaiviai naudoja sudėtingas kompiuterinės sistemas, nuo autopiloto iki komunikacijos su Žeme. Teoriškai, tokios sistemos galėtų turėti silpnų vietų, kurias įgudęs įsilaužėlis galėtų išnaudoti. Kai kurie saugumo ekspertai net demonstravo, kad atitinkamos sistemos gali būti pažeidžiamos, nors realiame pasaulyje tokios atakos įgyvendinimas yra labai sudėtingas. Jei toks nuotolinis perėjimas būtų įvykęs, tai galėtų paaiškinti keistą lėktuvo elgesį, nepaaiškinamus kurso pasikeitimus, ryšio išjungimą
stabilų, bet ilgesnį skrydį be jokio kontakto su oro eismo kontrolės tarnybomis. Vis dėlto, ši teorija yra sunkiai įtikima. Aviacijos sistemos kuriamos su daugiasluoksniu saugumu, kad tokie nuotoliniai užgrobimai būtų praktiškai neįmanomi. Be to, iki šiol nėra jokių konkrečių įrodymų, kad MH370 būtų nukentėjęs nuo kibernetinės atakos. Dėl šių priežasčių ši versija dažniausiai laikoma teorinė. MH370 dingimas išlieka viena didžiausių šiuolaikinės aviacijos paslapčių, nepaisant tarptautinių paieškų, palydovinių duomenų ir ekspertų tyrimų, tikroji šio lėktuvo likimo priežastis vis dar lieka nežinoma. Incidentas sukėlė daugybę klausimų, teorijų ir diskusijų visame pasaulyje, tačiau nei viena iš jų nebuvo galutinai patvirtinta. Ši tragedija ne tik sukrėtė pasaulį, bet ir atskleidė aviacijos rizikas bei technologinį ribotumą. Ji primena, kad net moderniausios sistemos negali visiškai užtikrinti saugumo ir palieka vieną didžiausių klausimų šiuolaikinėje aviacijoje. Kas atsitiko MH370? Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų susitikimų.